Šį klausimą pristato Krekenavos, kai norisi mėsos produktų linija. Tai išskirtinė produkcija, kurioje mėsos procentas nepaprastai didelis. Žinau, sunku galvoti, kai nėra mėsos. Todėl Krekenavos, kai norisi mėsos produktų linija, apdovanos jūs dešrų ir dešrelių pilnais mėsos rinkiniais, bet jeigu atsakysite į klausimą, jeigu ne, dešromis mėgausis jie du. Dėmesio klausimas. Ant šaldytuve laikomos dešros atsiradęs baltasis pelėsis. A. Užkrečia visą dešrą ir jos negalima valgyti. B. Yra nekenksmingas ir apsaugo dešrą nuo gedimo. C. Atstoja virškinimą skatinančias gerasias bakterijas. Lemba. Nežinau, aš labai daug informacijos sugirdėjęs. Šiaip pelėsis blogas dalykas yra. Ten, jeigu ant maisto yra, net negali apipjauti, jo turi viską išmesti, nes pelėsis įsišaknyja. Ypatingai pelėsiniam sūryje, peniciline. Bet mes valgom pelėsį. Ir yra tų dešrų su baltu pelėsiu. Kaip dabar? O ką tavo renginas parodė plaučiuose pelėsis? Pelėsis. Man tai, aš turiu prašymą. Kadangi iš tave šiandien tikrai lobynas pilasi, deimantai išbaro, pabandykim, šį klausimą garsiai svarsto Valentinas. Gerai. Nes mes suskaičiavo, dabar redaktoriai suskaičiavo, kad šiandien ištartų Valentino žodžių kiekis neviršijo 10. Valentinai, varyk. Ar galit visi dabar patylėt? Valentinai? Gerai, tai aš kalbu, jo. Taip. Pagaliau, ačiū. Aš nežinau, nesitikėjau tikrai aš tokios dovanos, kad gausiu tiek eterio. Jo. O kiek jie tylės visi? Labai smagu. Pereik per visus 3. Nedaug ištvėrė. Gerai, ačiū. Taigi, Mantai, kaip tu galvoji? Nežinau, aš nežinau, man. Nežinai, ne? Bet aš... Palauk. Aš nežinau, bet man atrodo, variantas A yra... Vis tiek, tugi esi valgęs, ne, jau nelabai gerą maistą esi. Ir gyvas, sėdi, gyvas, labai gerai. Tai manau, kad ne. Kaip tu galvoji? Nesvarbu, jo. Tai tada variantas B, sakykime, kad apsaugo dešrą nuo gedimo. Ką tu galvoji? Galvoji, kad taip? Salės pagalba jau išnaudojau. Salė. Labai gerai. Jo, man labai patinka. Jo, ir tada mes turim C variantą. Lemba, skatinančias bakterijas. Gerasias bakterijas. Kas? Nesupratau, taip ar ne? Baigėsi. Viskas. Laikas baigė. Aš iš tikrųjų nežinau, arba B, arba C, bet jeigu kapitonas sako B, aš kažkaip... Nu vis tik... Galiu kažką pasakyti? Galiu pasakyti teisingą atsakymą. Nežinau. Aš nežinau, ar tas pelėsis yra kaip probiotikas. Aš manau, kad tai gali būti apsauginė funkcija labiau. Mane? Bet aš norėčiau, kad tu imtum iniciatyvą šito klausimą. Tai jis jau ėmėsi, žinok, visą šitą klausimą vienis kalbėjo. Čia tu kaip Mindaugas Mariukas, žinai, Mariukas. Aš nežinau, aš rinkčiaus B, bet tu gali spręsti, jo? Baltasis pelėsis, manau, visgi geras. Aš labai stengiuosi dešras pirkti su to baltuoju pelėsiu. Viskas? Nemanau, kad ne. Fiksuoja. B, ne? B. Yra nekenksmingas ir apsaugo dešrą nuo gedimo. Žinoma, ateini pirkti butą, Andrėjus ploja, kiti galvoja visi tai čia rimtai. Man nepatinka, kai būte pelėsis, bet gal ant dešros gerai. Dėmesio, teisingas atsakymas. Jei dešros apvalkalas pasidengia pelėsiu, labai svarbu prieš ją valgant įvertinti situaciją. Pavyzdžiui, jei pelėso spalva yra juoda, žalia, raudona, jis gali būti kenksmingas. Tokie pelėsiai paprastai gamina mikotoksinus, kurie padidina riziką apsinuodyti maistu. Dėl šios priežasties tokios dešros valgyti jau nerekomenduojama. Visgi ne visi pelėsiai yra kenksmingi. Tarkim, jei ant vytintos dešros pamatėte baltą pelėsį, jį tiesiog nuvalykite ir nė kiek nesibaimindami valgykite dešrą toliau. Baltasis pelėsis laikomas nekenksmingu. Priešingai, jis net padeda apsaugoti dešrą nuo gedimo. O jūs įnuvavot, aš net nenuvalau. Aš irgi valgau. Nagi, man tai. O gaila su pelėsiu neturim šiandien. Ne, bet užaugs. Gerai, palaikysiu biškai. Reik palaukti, užaugs. Nu, tradiciškai. Paimk vieną, Valentinai, išsirink vieną ir tada atiduosim. Palauk, kur čia su pipirais? Mano mėgstamiausia. Dovanotai dešrai į sudėtį nežiūri. Va, aš žiūriu. Va, su pipirais šitą. Prašau, paimk. Paimai jau. Jo. Prasisiūsk. Taip. Na kągi,
Žinokit, jie ką tik nugvelbė iš jūsų panosės Viskas gerai.